Pirmą kartą mus ir išdūrė. Pirmas kemas. Pagalvojom pavalgyti ir kebabinės radom. Įžengiam į šviesį Marakešą. Bandom sulčių. O jūs jau pagalvojat, kad mes, kai skridam po tuos apsnigtus kalnus, važiuosim slidinėti? Ne. Mes tik ten, kur šilta. Mes esam savo tarpiniai stoteliai į Maroką, Marakešą. Sustojom Italijai po Krasaną su Mariju. Po Krasaną persisti, kelias valandas aplankyti prekybos centrą Orijo. Kas skrido į Bergamą tikriausiai žino, lankė tokį. Prie pat oro uosto. Persėdimas 5 valandas, tai galvojom turėsim daug laiko, kokias 3 valandas ramiai sau pasivaikščiosim po prekybos centrą. O nutiko blogai. Dedam minusą Bergamo oro uoste dėl to, kad nedavė vežimo, reikėjo laukti apie 40 minučių, kol bagažas į bagažo skyrių atvažiuos. Kai prastai būtumėm pasiėmę prie lėktuvo ir iškart nuėjo. Tai realiai liko mums 2 valandas pasivaikščiojimo. Bet užteks. Užteks. Tarpinė stotelė. Žmonės traukė su autobusais tiesiai į Milano centrą. Ir dar labai norim pasidžiaugti, kad iki žiemos pakliuvom tikrą pavasarį. Dabar yra 14 šilumos, ne? 10. Bet žiauriai šilta. Kai taip saulė šviežia, tikrai labai šilta. Strigytės galima nebesidėti, džemperio užtektų pilnai. Einam pasivaikščioti po prekybos centrą, pavalgyti, nes dabar kaip tik pietus. Ir tęsti kelionę iki Maroko. Deja, kam įdomu, koks tai laikas, tai yra vasario 3 diena. Kaip tik Lietuvoje, bent jau Vilniuje, tai tikrai nemažai prisnigo. Gan šaltoka, praneša maždaug apie -8 laipsnius net naktimis. O Maroke turėtų būti iki kokių 22. Bet rytai bus šaltesnė apie 5. Tai reiks įsidėti visą spintą rūbų į žiemą, kad persirengti. Patikrinsim, ar ten tikrai taip šalta. Labai gaila, kad Isabelė miega, nes puikus variantas būtų sėdami į mašiniuką. Va kokios sportinės mašinytės. Ne mūsų parduotuvėse. Paprastas apvalės. Bet kainuoja. Bet kainuoja. Gerai, einam į vidų. Daug vilčių dėjom, nes vasario mėnesį būna dažniausiai Italijoje išpardavimai. Tai galvom, kažką gal dar čia ir nusipirksim neblogą. O kaip žinom, Italijoje išpardavimai būna geri, ne kaip Lietuvoje ten. Iki 50% ir niekam nėra 50. O čia va tik 80, visur saldi. 40, 80. Kol kas vieną kitą parduotuvę praėjom, tai yra tos nuolaidos. Tik tai prekių aš bent jau neradau. Laukiu. Ką radom savo picukę? Tokia atrodo nelabai itališka, bet... Aš sakyčiau visai dar itališka. Pakenčiama itališka. Man atrodo per plona. Tuoj paragausiu. Isabelė, ragausi pizzą? Pizzą. Tai ėjom, ieškojom parduotuvių, bet neradom, kol kas dar ką norėjom surasti. Kokia kažką? Bet pasitaikė pizzerija. Sakom, reikia valgyti, nes kaip tik pietus, po to neaišku, kada gausim valgyti. Nes laukia to jau už geros valandos skrydis, už 2 valandų.
ir skrisim 3,5 valandas, tai po to tenais bus jau vakaras, 8, tai nebus kur pavalgyti. Jo, ar ten nėra aperolio, tai va reikia. Aperolis 3,90. Reikia čia ant drąsos, aš sakiau prieš skrydį, nes 3,5 valandas skris, per Sabelį nebus pietų metas, kada reikia miegoti. Tai, nu, sakau, jeigu bus be nuotaikos, tai reikia tiesiog ant drąsos dabar. Gerai, skanaujam, ragaujam. Dar vieni vaizdeliai picas su grybukais, kumpiuku, sūriu. Pica 9 eurų, aperoliai po 3,90. Nu ir dar radom vištienos. Sakyju, kad žinai valgo nuggets, bet nebuvo kito pasirinkimo. Jo, ieškojom kažko tai vaikui, bet nelabai, viskas greitas maistas. Bet nuimu šitą apkepus ir tik vištienę, tik turbūt čia netikra vištiena, bet... Tikrai. Skanaus. O jeigu kažkam įdomu, kur mes pavalgėm, tai raudonas pomidoras. Ir labai skanu. Labai skani pica iš tikrųjų. Čia bulkelinas, burgerinas ir dar kažkokios porą kavinukai. Pasistiprinam, praeinam parduotuvės ir jau iki lėktuvo. Pavyko visai neblogai apsikeisti. Neperkant jokių vietą. Net ir vaikas gavo savo vietą, ko neturėjo būti. Kažkodėl yra laisvų vietų iš Bergamo į Maroką, tai mėgaujamės. Viskas pasisekė į priekį skristi. Mes jau Maroke. Pasiekėm Maroką, gan sunkiai kelionė gavosi. Jo, labai ilgai atrodo keliavom. 10 ryto iš Vilniaus pajudėjom, skrydis iki Milano Bergamo, tenais kelias valandas laukimo, tada skrydis iš Bergamo į Maroką, į Marakešą, dar tiksliau. Ir mes jau čia. Oro uoste praėjom visas patikras, 2 kartus tikrino pasus, dėliojo štampus, 1 kartą švietė lagaminas, kaip lengvai. Ir užtrukom kokias 45 minutės, kol išėjom. Tai kas važiuosit, skubėsit, tai turėkite omeny, bet mes su vežimu, todėl mus vieną didelę eilę praleido. Toks va, oro uostas, iš lauko. Palmės matosi. Palmės matosi, nešalta. Tik labai norim valgyti. Eisim ieškoti valgyti. Nusipirkom internetą, 20 GB 20 eurų, 3 operatoriai, pas visus vienodai. Tai vieną simkę pasiėmėm, šėrinsimės, nes 20 tikrai per daug neišnaudosim. Išsikeitėm dirhamų iš karto čia. Dirhamų kursas neblogas pasirodė. Netgi labai neblogai perkant SIM kortelę paprašyti duoti eurais ir duoda grąžą dirhamais, tai kursas tada euras prie 10 dirhamų. Viskas, turbūt šiandien mes daug neprifilmuosim, dar jeigu kažką pamatysim, sustosim. Bet šiaip jau judam iki autobuso, dar nebent pasidalinsim įspūdžiais autobuso, kaip važiavom iki savo Riado. O šiaip patį visą turą pradėsim nuo rytojaus, pailsėję, žvalūs ir laimingi. Taupom pinigus. Taupom 10 eurų. Jo, taksas turėtų būti apie 10 eurų, bet čia labai netoli yra stotelė, prie kurios nuėjus turėtų būti koks euras. Pasižiūrėsim. Nes važiuoja 10 minučių. Bet eismas. Tai dar biškiuką laiko turim. Aš tai per gatvę čia bėgau, man sako, Šarūnas, nevažiuos ant kojų. Man atrodo, kad važiuos. Stovim dabar realiai vidury gatvės su dar grupelė žmonių, kurie irgi taupo. Toks platumas, iš abiejų pusių srautas, bet panašu, kad čia turėtų autobusas stoti. Bandysim važiuoti. 33 lyg taip numeris. Kaip sakant, ir sutaupėm, bet jau pirmą kartą mus ir išdūrė. Pirmas skemas. Davėm 50 dirhamų, kas yra 5 eurai, o davė 2 dirhamus grąžos, kas yra 20 centų. Bet kadangi dar ten tų pinigų mes nelabai ten domėjomės,
tai realiai kelionė kainavo 5 eurus. Bet dviems. Biškai mažiau, apie 4. Apie 4, sakykime, kainavo. O turėjo kainuoti 8 centų. O ant čekio jo parašyta, kad 40 dirham. Bet jau neėjom aiškintis, nes kol mes išsiaiškinam tos pinigus, tai žodžiu, tai nu ką ten. Pavėlavom. O Šarūnas visą laiką bando save paguosti ir sako, ai nu taigi paremkim Maroką. Tikrai taip, bet kvapas baisiai smirdantis. Jo, bet čia turbūt dėl tų arklių ten kur yra. Nu, mūsų viešbutis kažkur čia labai netoli. Ne viešbutis, o Rijadas, reikia priprasti. Nors iš komentaro ten perskaičiau, kad lyg ir labiau ten toks viešbutis. Kaip ir netoli, bet pagal visus komentarus ir straipsnius, tai sako, kad labai sunku juos atrasti ir čia vaikštai ratais. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Žiūrėsim, ar neapgaus Google Maps'ai. Nes booking'e rodo vienoje vietoje, Google Maps'ai visai kitoje vietoje. Ir atstumas ten kokių 5 minučių gerų ėjimo. Tai pasižiūrėsim. O nuotraukų jokių Google Maps'ų nėra. Street View čionais nelabai egzistuoja. Ir labai daug gydų čia, žinokit. Ir jie gali padėti surasti. Dar neužsirovėm, bet tikėkimės ir nepavyks. Jo, bet, na, žinai, gali visko būti, kadangi jau turim pirmą skemą. Apsipirkom parduotuviai, kolos litras, vanduo ir toks sneakerso kopija kažkokia 2,50. 25, šį kartą jau nebeapgavo. Pas tetą tiesiai bulką nusipirkom. Už 2 dirhamus, 2 gabaliukus. Ir dabar kebabą pirksim. Sugalvojom pavalgyti šalia. Ir kebabinę suradom. Aš valgyti kaip ir nenorėjau, bet pats sakau, yra nuggetsai tipo. Nu gerai, sakau, kelis nuggetsus suvalgyti atnešam. Su makaronais, kripūnam. Tai tie nuggetsai 4,50, aš eurais iškart verčiu. O šavarma 2,80. Šavarma tai turbūt tas tikrasis kebabas mūsų, ne? Na, kaip skonis? Bet atrodo vidus vištinis. Pas mane taip nežinau. Čia vištiena. Na čia kaip žuvies piršteliai gal? Tai kaip nesu žuvim. Nu, bet tas toks ne McDonald's nuggets. Tikros mėsos, ne? O pas mane su kiaušiniu, bet su vištiena čia panašu. Nieko, skanu. Nebrangus, skanu. Prie ko tie makaronai? Ar pavalgyti? Pavalgam tiesiai į kambarį, kuris netoli, o rytoj aprodysim mūsų viešbutį. Mūsų nakvynė. Sakom iki, o jūs pamatysit po 3 sekundžių. Jau pusryčiauja poniutės. Riado stogas. Pusryčiai maždaug tokie. Kažkokio pasirinkimo yra. Kažkokio stebuklo irgi nėra, bet ryčiai, dešros. Rytas, kiaušinis, kava. Ir galima pasisidėti ant stogo, jeigu turim geresnį orą. Pasižiūrėti į Marakešo stogus. Ir didžiausia minareto. Tikriausiai bus šitas. Mes vėliau lankysim mečetės, bet labiau iš išorės, nes čia kažkaip nelabai nori turistus įleisti. Tik musulmonai gali įeiti. Toks mūsų Rijado stogas. Ir basiniukas dar kažkada būna. Galimai veikia. Šiuo metu tai tikriausiai ne. Nes turim 7 laipsnius tik tai. Nors kas nori gali įšokti. Pasišaldyti. Einama pasryčiausim. Ir galbūt apžiūrėsim patį Rijadą tą iš vidaus kambarį.
Arba perkelsim vėlesniam laikui. Pažiūrėsim su laiku kaip gaunas, nes jau saulė lenda, norisi eiti ir į miestą. Tai galima apžiūras palikti ir vakarą. Dar kita pusė terasos. Įžengiam į šviesai Marakešą. Marakešo žodis tai kilęs nuo Marakuš, reiškia Dievo žemė. Taip pat dar vadinamas raudonuoju miestu, nes labai vyrauja raudona spalva pastatuose. Labai daug chaoso gal kas matosi. Labai. Vien judesys. Per gatvės eina visi kaip nori. Važiuoja kaip nori, mes bėgom. Nevaidina. Įvairiausios transporto priemonės, triračiai, motociklai, dviračiai. Mes bandom pasiekti pačią pagrindinę aikštę. Bandom eiti per gatvę, kaip ir visi kiti. Matosi kopijų irgi, ne vieną parduotuvę praėjom. Ir pro šios vartus žengsim į pačią pagrindinę Džema El Fana aikštę. Nežinau kaip čia teisingai tarti. Bet jinai įtraukta į UNESCO. Daugiausia visokių vaizdo įrašų ir laidų, kur rodo kažką tai apie Marakešą, vyksta iš čionais būtent. Mes čia pabandysim ir rytinę šiuo metu. Bet mes taip anksti išėjom, nes matau, kad dar čia palapinės uždarytos, niekas nedirba. O čia prie tos aikštės yra labai daug tokių kioskelių su šviežiai spaustom sultim. Tai ne dabar, bet tikrai reiks išbandyti. Visko čia labai daug ir visokių burėtojų ir gyvačių užkalbėtojų ir ko tik nori. Visi bandys nuimti pinigėlį nuo mūsų, bet bandysim nepasiduoti. Bet turėkite omeny, kad geriausia yra tartis apie gyvatės kokį nors pasižiūrėjimą finansinę pusę iš anksto, nes būna ne vieną video teko matyti, kad uždėjus ant kaklo gyvatę po minutės ar dviejų prašoma ir keliasdešimt eurų net. Tai arba būk su gyvatė. Arba būk su gyvatė. Tai geriausia tartis, bet šiaip sako, kad koks taip pavertus euras, 2 eurai yra normali kaina čia už tas gyvatės. Na aišku, kas nori mažiau čia dėrėtis ir gadintis nuotaikas, tai gal ir sumokės ir 10 ir 20. Šiaip labai nuo žmogus priklauso. Pavyzdžiui, mane tai sunku, jeigu sakys 10 eurų, aš tiesiog nueisiu ir ignoruosiu tą žmogų. O kitas, kuris tave kalbins, kitas tiesiog pasiduoda, sumokėsiu, tai tik tai atšok. Va, jau matosi prieš mus sulčių spaudyklas. Tokia gatvė visa pilna žmonių. Šitą aikštę įtraukti į UNESCO paveldą. Būtent Marakešas labai stipriai skiriasi nuo viso Maroko. Tikrai kitose Maroko vietose galite ir nepamatyti tokių vaizdų kaip čia. Tokios betvarkės, netvarkos ir dar kažko. Sulčių tai paragausim, tik nežinau ar dabar, ar biškį vėliau. Ne, biškį vėliau, aš turėsiu, kai šilta bus. Todėl, kad pusryčiam gavom šviežiai spaustų sulčių. Savo riadę, labai nustebino, atnešė ir labai skanios buvo, tikrai šviežios labai. O va šiaip kainos tai 20-10 dirhamų, didelis 20 dirhamų tai 2 eurų. Tai gera kaina už šviežiai spaustas sultis. Priekiu čia išspaudžia. Kiek kepurė.
Žiūrėk, braškytės ir kaip kepurytė, taip iš sultinių. Pats veiksmas turguje tai maždaug kažkaip prašo nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Bet manau, kad dirba ir anksčiau ir vėliau, čia priklauso nuo srautų. Tai va, bet dar nelabai apkrauti, sakyčiau, kol vaikštam, tai Atsidarinėja. dar tik atsidarinėja, bunda, ruošiasi priimti turistus. Čia turėtų būti turgai taip pat šiek tiek būti paskirstyti pagal prekes. Matyt, kur daugiau maistas, ten maistas, kur puodai, ten puodai. Bet tą mes pažiūrėsim. Galbūt čia labiau apie pačią Mediną kalba eina, o ne apie šitą aikštį. Nes šitą aikštį tai jau viskas turistam pritaikyta. Kad tik tai lengviau būtų pinigus nuo jų nusukti. Va, yra turgus ir pastogų šiek tiek. Čia tokių labai daug labirintų. Ta visa Marakešo Medina sudaryta iš kokių 9000 gatvelių, tai ten visur labirintai pastogais, labai šiaip sunku iš anksto susiplanuoti, nes nematai, kur realiai eina gatvės. Tai kokie nors Google Maps'ais naudojantis. Atrodo, kad gatvės nėra, bet jeigu suvedi, kad eisi iš ten, tada rodo, kad ten gatvės, tai bus daug laidžiojimų. Ši aikštė Džema El Fana išvertus reiškia mirusiųjų susibūrimo vieta. Ir taip bent jau sako, kad kadaise čia buvo atliekamas mirties bausmė šitą aikštę nusikaltėliam. Šiuo metu tai tikriausiai to nebus. Bet dar va ryte tuštok 10 valandą, tai iš ryto galbūt neverta čia eiti, pamatyti visą vaizdą, bet mes norėjom visais dienos laikais aplankyti čia vietą, pasižiūrėti, kaip skiriasi. Vaikas bando migdytis, tai dabar reikia labai ramiai supti, supuoti. Ir tokia ta aikštė. Turbūt vakare čia įdomiau, nes viskas uždaryta. Galima ir augalijas nusipirkti, kas mėgsta kaktusų, apelsinų medžiai. Nu, va, šiek tiek yra paskirstymų. Iš tikro, nes čia jau prieskonių kampas, ten buvo sulčių kampas, čia augalijos praėjo. Na, va, pirmieji gidai jau pasireiškia. Jo, jau mums siūlė savo paslaugas, va čia toks vyriškis vaikšto su halatu, tai jau siūlė pavedžioti kaip gidas, papasakoti jau jisai. Bet sako, kad vat, jeigu prie tavęs pristoja, aš gidas, aš tave nuvesiu, tai reikia pasakyti apie šitą kažkokią gidų policiją ir jie labai išsigąsta. Turistų policija, atrodo. Turistų policija išsigąsta ir... Na, bet jie turbūt mato vis tiek, kai jau visai pasimetęs koks turistas, tai tada ir bando jau stipriau iki iš paslaugas, bet kai prie mūsų priėjo, pasakė gidas ir viskas. Hello. Bandom sulčių. What's in English? English. This is mixed fruit with orange. Try. Geras? Ar nori I am the best one. Look my number. number 1? تكون حشرة براسك. Tak man prawie. تكون حشرة Yo yo. Gerai, čia tinka. أنا زيد. Gal taip. Atviras, ne? Jo, bet vienas tada kitoks. Tokiuose garsuose valgo braškę. Aš taip pat nusipirkau dar. Tai po 1 eurą gaunasi. Daug tokių yra visur. Sulčių spaudyklų. Na, mes nusipirkom pačioj pirmoji number 1, kaip sakė.
Bet skanios. Skanios, jis sulipdė, tiesiog pasakėm, kad norim vieną tokį, kuris davė paragauti, kitą kažkokį different, tai jis ir padarė kitokį. Bet abudu šiek tiek panašus ir šiek tiek skirtingi, tai labai gerai. Sakėm, kiekvieną rytą galėsim čia ateiti, pasimti po tokį kokilką. Na, einam pažiūrėsim, kas čia per garsai tokie. Gal nereiks įsimokėti? Na, mes pasistengsim tiesiog praeiti. Be šitų pramogų, žiūrėk, net užtilo. Iškart. Jau kažką sako. Jau kažką sako. Nu, įdomus vaibelis čionais. Skaniai pavalgysim, skaniai pagersim. Štai ir gyvatės, nu biškai paremsim truputį. Atsitrėm, gal kokiam. Teigia čia. Nu, va, ištrūkom. Žodžiu, nu, palikom 2 eurus. Kaip ir pradžiai lyg ir tarėmės, bet aišku, kaip visada. Dar foto, dar gyvatė krauna ant kaklo. Na, jau čia nebenufilmavom. Ne, geriausia tai, kad sako, tipo, thank you, apsikabina ir jam uždė gyvatę, o Šarūnas labai bijo gyvačių. Ne tai, kad bijau, bet Nu, nemalonu. nemalonu. Nepatinka, nu, aš irgi, kaip tas pats, kas man katiną uždėtų. Jo, tai sako, give me money. Nu, mes jau padėjom ten 20 dirhamų, tai Uždėta gyvatė ant kaklo, sako, tipo, nuotrauką, mes sakom, nenorim, tipo, nu. Tai tada... Pasižiūrėjo, sako, bent jau 50. Nu, ne, sako, ačiū. Ir nuėjom. Ir nuėjom. Nu, tai, Bet jau toks piktas buvo. nu, tai jie čia išnaglėjo jau ir, va, Bežionė, tai aš jau bijau. bežionėlį galima. Dar gyvačių. Ne, jau gyvačių mums nereikia. Tai čia, kai aš taip padėtas, nei kažkokių žmonių. Aš net sušilau po to gyvatę. Nu, baisios tas gyvatės, iš tikrųjų, taip, man tai... Fui, kaip tavo uždėn kaklą mane čia. Kaip gyvūnai, vieni nemaloniausi gyvūnai yra gyvatės. Aišku, čia jos nenaudingos, čia jau jos yra apdirbtos. Bet vis tiek. gatvėje, šitoj ne gatvėje, kur nors krūmuose sutikęs, tai tada jau bijočiau. Man dar juokas. Žiūrė, apkabina, žiūrė, užkrovė karolis tavo ant kaklo. Ir aplink šitą aikštę yra labai daug viešbučių. Tai kam negaila sumokėti daugiau, tikrai verta rinktis tokį rijadą, pavyzdžiui, su balkonu ant stogo, tai galėsit vakarė sėdėti ir žiūrėti gražius vaizdus, kaip turistus skemina. Mes savo rijadą rinkomės irgi pagal kainą, tai nesigavo labai pigiai, bet jau pigesnis jau nebenorėjom lįsti. Šiaip tai tvarkingas, bet, nu, vidui, tai man tai nelabai gražu, tokia senovė dvelkia. Bet Nu, patalinė po aš jau kvepia gerai. Rijadas stilius, viskas tvarkoja, bet reikėtų kambarį dar šiek tiek padirbti. Aš čia daugiau apie kambarį papasakosim gal kitam video arba vėliau. O šiaip kaina tai gavosi beveik 100 eurų nakčiai, nu ne 100, 95. Taip neturim su ką palyginti, nes pirmą kartą Marokė, bet man tai pasirodė, kad visai brangu. Brangoka, bet yra ir po 200, ir po 300 eurų. Bet mes čia Jau patys pigiausi, kas buvo, tai jau tokie labai liūdni arba net ir hosteliai. Tai kainavo kažkas gal 30-40 eurų nakčiai. Tai nėra labai jau pigu. Bet maistas kol kas pigesnis, atrodo.
Nu, visko galima nusipirkti. Mums reikia surasti magnetuką. Ir leisim turbūt gilin. Dėdukas šamanas panašu. Kažką jis čia gali padaryti, išburt. Čia gali nupiešti tatuiruotės ant rankų, ant kojų ar ko nori. Liūdnas katukas. Na ir dar aikštės vaizdai. Jau kaip ir apėjom tą aikštę. Pasižiūrėjom, lyg ir pamatėm, ką norėjom pamatyti. Vaibelis aiškus, šiaip tai nieks nesikabinėja, nieks nieko per daug nelenda. Tik tai tie gyvatininkai, gal jeigu pakliusit, tai man atrodo stipriausi ten yra pinigų melžėjai. Bet reikia nepasiduot, reikia turėti sumą, kurią nori išleisti ir gali, ir atrodo, kad realu, nes 10 eurų už ten tą minutę prie gyvatės turbūt, nežinau, ar verta. Bet euriuką 2 tai tikrai negaila. Ta aikštė pačioje Medinos širdy. O Medina yra gan nemaža, pagal žemėlapį galima pasižiūrėti. Jie juosia apie 20 km tvoros, gan aukštos, kai kur net 9 metrus siekia, plotis apie porą metrų. Ir turi net 19 įėjimų. Bet čia toks gaunas jau kaip atskiras realiai rajonas nemažas. Mes pabandysim vėliau ir paieškoti tos pačios sienos kažkur, pro kažkokį praėjimą praeiti, nes kol kas lyg ir nesimatė. Bent jau taip akivaizdžiai, galbūt jau ne visur išlikus ta siena. Pasirodo, ne tik tai kaktusus parduoda, bet dar ir batus gali nuvalyti. O sostai padaryti, atsisėdys. Ir šveičia žmogus. Kaip tau miesto vaibelis? Man labai patinka, kad šilta. Tiesiai. Bet šitą aikštį, aš net suprantu, čia tų mašinų pilna, visi važiuoja, aš su vežimu, kad tik spėk pasitraukti. O dabar galvojame eiti susirasti, nes labai skaniai kvepia čia mėtos, tai matėm, kad kažkas geria arbatą, tai gal kažkur čia ir galim surasti ir mėtų arbatos. Nes kai praeinam, tai toks skaniai. Nes mėtų arbata vienas jų čia tradicinių gėrimų yra. Marakešų. O man kaip tai gertis? Bet ir norėtus, šiaip labai sako, kad labai skani ta arbata. Tik norėtus kažkokios tokios neišpuoštos kavinės, taip pat prie paprasto staliuko atsisės, norėtus skaniai atsigertos arbatos. Pigiai, skaniai ir su gera nuotaika. O čia visur mėtą parduodu. Kvapas labai geras, stipriai kvepia. Čia žolininkų gatvė. Skyrius. O čia žmonės sėdi prabangiam restorane ir žiūri visą šitą šurmulį. Tokia čainikėlė. O čia gali būti mūsų arbata. Nieko nenori. Valgyti nieko nenorim, tik tai atsigerti. Tiesiai prie mėtų plantacijos sėdam prie staliuko, atnešė arbatos. Blogiau nei pas mačetę. Bet karšta, taip pat kodėl. Rankina tai ne karšta buvo. Reiks laužyti. Pavyko įsipilt, bet karšta iš tikrųjų. Reikėjo iškart, kai tik atnešė pilti. Nu ir pasidėsim ant saulutės. Jau aš išsirengiau irgi. Tikrai ant saulės labai karšta. Nors 9 laipsniai, bet kepina normaliai, nei debesėlį. Tokia va kavinukė mūsų. Prieš tai dar vieni žmonės sėdėjo, dabar jau nebesėdi. Išėjo. Ir pavalgė. Pirksim po 5 dinarus apyrankės, po 50 centų. Lauktuvų.
Gerai, kai kainos bent jau parašytas, tai žinom, kad neskemin. Geriam arbatėlę, mėgaujame saulyti. O saulė kaitina labai. Tikra mėta arbata. Aš tai bijau labai apsinuodyti, nes man tie padėliai tokie neišplaukta. Nu, pamatysim. Pasigydysim. Dar siūlo ir kažkokį tai blyną. Su nutela, bet kažkaip papusryčių tai dabar kol kas ne. Nesinori. Gal vėliau grįš. Arba kitą dieną paįvairydimui, jeigu norėsim. Tai viskas, pavalgam šiandien ir eisim biškai, kur daugiau pavėsim. Lysim į turgus, skirtingus turgus lankysim. Turėtų būti ir gyvūnų matėm, kaip vieną akim praeidami. Bet kaip jam dar tik tai iškravinėja vištas ir gaidžius. Tai pats veiksmas bus turbūt kitame video pamatysite. Šis video bus labiau apie grynai šitą aikštę, apie mūsų atvykimą į Marakešą. Apie tai, kai Šarūnė ant kaklo uždėjo gyvatę. Bet aš taip išsigandau šito, kad aš sapnuosiu. Man tai taip įkyriai iš taip. Nu, Galvoju, kad tipo 5 apkabinu ir tu tipo apkabinai galvoju. Jie atidirbę techniką, yra turistas, moka išdurti. Mes nesifotkinam, jis sakė, dar duokit telefoną, mes nufotkinsim. Tai jeigu būtumėm dar nusifotkinę, tai būtų dar prašęs tikrai daugiau. Ir kad nufotkintis tą gyvatę, tai tokia smulki, nu tokia ne tai, kad ten kokią didelį uždėjo, kad to čia galva, žinai, šalia būtų gyvatės išlinus, tai gal ir gera nuotrauka, ten kažkoks iškis gyvatė. Čia va dar kepa tokius bliniukus. Prie šio raudono gražaus motociklo sakom, kad reikia mums jau pabaigti video. Kaip net pavyko jums mūsų pasivaikščiojimas po Džemą El Fna, kažkaip panašiai. Manau, tikrai susidarė tokį bendrą įspūdį, kiek čia daug žmonių, kaip visi vienas po kito yra gidai ir taip toliau. Taip, visi bando vladinėti, reikia nepasiduoti, laikytis. Ir kelionė bus visai nesugadinta. O mes keliaujam toliau ir bandom išvengti skemą. Išvengti skemą ir dabar lankysim Medinos visokias siauras gatveles, turgus. Pro kažkokį vieną kitą mečetę praeisim, tai tikrai sekite. Žiūrėkit kitą video. Turėtų būti fainų vaizdų. Ir ačiū, kad kažką pakomentuojat. O kas nesubscribinat, pasubscribinat. Iki. Ate! Netelpa į tualetą su motociklu kažkaip. Susimokėjau 50 dirhamų, 5 eurai. Čia su mėsa, čia su vištiena. O kur mano kuprinė? Kur mano kuprinė su visais pasais?